Baimė priaugti svorį ir jausmas, kad turi viršsvorį, yra dvi mintis dažnai sutinkamos ir kylančios valgymo sutrikimų kontekste. Vien skaitimas apie tokias mintis, kylančias kitiems žmonėms, gali tapti priežastimi bandyti jas pasimatuoti savo, o po to jau traukti iš savo stalčių. Baimė priaugti svorio ir jausmas, kad turi viršsvorį, dažnai stiprina kaltės ir gėdos jausmus, skatina mintis apie tai, kad valgau per daug, kad reikėtų susijimti, o ištikus stresiniai situacijai skatina su valgymo sutrikimais siejamą elgesį. Tokį kaip, pavyzdžiui, vėmimą, laisvinamųjų vaistų vartojimą, kūno tikrinimąsi, gnaibimą, matavimą, kur čia kokios riebalų raukšlės, svėrimąsi, valgymo priepuolius ar maisto ribojimą. Tačiau toks elgesys toliau sukelia tuos pačius jausmus ir toliau vėl atveda prie to paties elgesio. Jeigu atpažįsta tokias mintis kaip nuosavas, būtinai pabandykite vertinti, ar kartais nesisukat tokiam minčių, jausmų, elgesio cikle. Jeigu jaučiatės, lipkit lauk. Jei negalit, gaukit pagalbos. Svarbiausia yra ciklą sustabdyti, o ne tai, kokiamis priemonėmis to pasieksit. Sėkmės, taikos ir ramybės.